lyt pradeda. Sakė, šilutė audra buvo. Čia gal trumpai. Stogė skylė, tai kažkaip labai nedžiugina, bet gal iki žiemos užtvarkysiu. Tai labą dieną. Pusę dienos prasidėjau prie kompo. Žiauriai nemėgstu sėdėti prie kompo, bet reikėjo išsiaiškinti žiauriai daug dalykų. Tai skambinėjausi, dėliojausi, galvojau apie dalykų nuomą, užsakymą paslaugų, pirkimą, įrankių, viską pražiūrėjau. Domėjausi smėliavimu, tai noriu nusismėliuoti čia. Šitą patalpą apie 5 kvadratų gaunasi, gan brangi paslauga. Pradėjau domėtis, kad, galvoju, pasisamdysiu pradžiai. Tada sužiūrėjau kainas, kad čia man siūlo apie 1000 eurų už šitos 5 kvadratų. Galvoju, kosmosas, tai ką čia reiškia, pasidomėjau, nuoma. Įrangos. Paskui galvoju, pirkimas, pasiskambinau ten tokiems, kur gamina smėliasrovės viską ir sakau, kaip čia, tokiam dalykui. Sako, vis tiek reikia didelio kompresoriaus, vis tiek reiks nuomoti. Kompresoriai jau ten tokie, kur našumas po 4000 litrų per minutę ir daugiau. Tai tikrai dideli kompresoriai, čia jau kur už mašinos kabinasi, ne tokie kažkokie tai mažiukai. Tai, ten, žodžiu, sumos vėl darosi. Tada galvau nuomą, pradėjau skaičiuoti, kad reikia ir nuomotis, ir kompresorių, ir tada transportuotis, ir skubėtis, kuo greičiau padaryti, ir smėlį pirkti, ir dar kažkokią tai įrangą. Grįžau prie paslaugos. Tai radau vieną vietą iš Kelmės kažkur, kurie smėliuoja kažkokiu tai būdu drėgnuoju, kur nėra labai daug šiukšlių. Ir žodžiu, finale jie pasiūlė dar geriausią kainą, nes visi kratosi, tai čia tiek mažai kvadratų, tai čia 1000. Tai čia tiek mažai kvadratų, tai čia 3000. Galvoju, tai atvažiuok ir padaryk tos mažai kvadratų, bet ne už kosmosą kažkokį. Tai žodžiu. Atrodo, susiradau, atvažiuos birželio 24 dieną pas mane, padarys, sutarėm kainą, 550 plus dar ten už kilometrus, tai, gausis apie turbūt 650. Aš pats pasidaryčiau pigiau, bet galvoju laikė, aš jau nespėju, reikia kažką atiduoti, kad kiti padarytų. Visų pirma, nesu niekada daręs, tai galvoju, pamatysiu, kaip daro. Ateityje namui visam ar ten dar kažkam galėsiu pasisamdyti, galėsiu išsinuomoti. Tai tada kaminai klausimas buvo. Vėl su draugu ten vienu konsultavausi. Tada žiūrėjau kainas. Tada kitas klausimas vėl kanalizacija, vandentikis. Užsirezervavau šakų smulkintuvą nuomą. Irgi didelį pasiėmiau priekabą, kur didelis diametras, ten traukia tas šakas, kad nereiktų ten parintis. 130 diametro ima šakas. Kas dar buvo? Tada dar vienas projektas atsirado, kur draugas pasiūlė sudalyvauti, ir aišku, aš sutikau. Tai ten buvo klausimų, sąmatos, visokius ir panašiai. Dar kažkokie buvo klausimai. Mašinos detalės, ten reikia kondicionierius susitvarkyti pagaliau. Tai vienos mažos detalytės trūksta, kurios niekur nerandu, tai užsisakiau pagaliau naudotą. Bet žodžiu, tai pusę dienos taip, svarbų darbą padariau, bet žiauriai užknisa. Tai dabar kviečiu. Tai kviečiu pasižiūrėti filmą Dulkių apsupti.
Biški lyja. Nu, nuoširdžiai tai pavargau. Eisiu miegot. Rytoj reikia pradėti nuo stogo. Poryt biški išvažiuojame Vilnių vėl porą dienų. Tai tikrai reikia nepalikti skylę stogę. Užsidengti stogiuką ir toliau čia kažkiek pasikrapštyti. Einu miegot. Labą. Štai kokio grožio yra rytas. Susiradau medieną stogui. Ne medieną, fanierą reiks užsilipti. Tokį paprastą variantą sugalvojau, bet dabar dar noriu pabandyti vieną kelmų naikinimo techniką, nes čia visai jų yra nemažai ir aš galvojau su ekskavatorium, bet galvoju, kad būtų... Žodžiu, paskui papasakosiu. Va. Turiu bačkiau. Čia dar biški metalai yra. Eisiu su bačkio kelmų naikinti. Panašu, kad pavyks išmušti dugną. Man reikia pramušti čia kiaurai. Lengviau negu tikėjausi, aišku, čia išpuvę viskas. Kas greičiau pasiduos bačka ar kujelis. Hop. Tikrai tikėjausi, kad bačka. Nu, okei. Šiaip yra daug tų kūjų, bet pirmą pamačiau, kuris valiojasi. Buvau išbrinkinęs, bet panašu reiks iš naujo. Lygiosios. Vieną kartą laimėjo bačka, kitą kartą kūjis. Okei, šitas į metalo krūvą iškart. O šitas važiuoja su manim. O, snygi tavo atrakcionas. Gerai, išbandysim. Up. Lapapam. Kažkur mačiau šitą bairį internetuose. Tai žodžiu, čia yra ne kelmas, bet pabandymui toks krūmokšnis šlykštus. Kur nupjoviau, stagariukai liko. O kad kelmą iškas, tai čia būtų reikalų. Ai, visų pirma, aš svarsčiau, kad samdysiu ekskavatorių. Paskui pradėjau svarstyti, kad aš išsinuomosiu ekskavatorių pas čia, gal kasios man labai daug kas reikia. Tai kad man būtų kas paprasčiau tos kelmus, nes aš nei moku tą ekskavatorių valdyti, nei ką. Tai privarysiu čia malkelų. Vienam iš pastatų buvo vat šitokių. Va, pagalėliai ir pagaliukai. Čia kaip ir malka, bet kaip ir ne malka, tai aš noriu greičiau tokius sukuriant. Tai iš tikrųjų čia geras būdas, jeigu turi ką degint. Tai šitokius sumesiu, dar visokių palėpė yra pilna reikalų, tai sumetu šituos ir padegsiu. Ta obelis gal biški ir pašils. Bet ką darysi, tai ką čia taip arti auga, tai ne ašgi čia sugalvojau.
Svarbiausia už nieką neprisimti atsakomybės. Jeigu čia kažkas nutiko, tai pats kaltas, kad čia užaugo tas medis. Juokauju. Reikia prisimti atsakomybę už viską. Nu dar biškį pakrausiu, uždegsiu. Žiauriai geras uždegimui yra kiaušinio dėklai. Kol vištų neturiu, deginu, kai turėsiu, sugalvosiu, ką veik daugiau su jais. Bet žiauriai gerai užkuria. Nu taip ilgai jis dega visai. Žiūrim. Nedegantis šitas kažkoks. Gal dėl to, kad su 5% nuolaida buvo kiaušai. Tai aš dar nežinau, ar čia gausis. Mačiau pusę reelso apie tai. Bet reikia pabandyti. Nu va, dedam. Šiaip geras būdas, aš mačiau, kaip padaryti po laužą, kad ilgai degtų. Tai sukrauni didelės malkas apačioj ir tada mažesnė tvarka iki viršaus ir uždegi viršų. Ir tada po biškį pradeda leisis ugnis žemyn, taip ilgiau dega viskas. Tai čia panašių principų dabar bus, nes sukroviau į apačią visko, o ant viršaus tik tai dabar užkūriau. Aišku, dabar dar primesiu. Bus matyt. Žiauriai man patinka laužai, tai šitas būdas tiesiog mano stiliaus. Dar užmetu. Ir dabar paliksiu. Čia labai liepsnų didelių nebus. Tai lipu ant stogo. Užsidėsiu skylę stogę. Ten turėčiau ilgai neužtrukti, jeigu pavyks normaliai užsikelti tas plokštės į viršų. Stogo remontui mums reikės... Gerai, reikia šitą nusimti. Čia buvau padaręs... Nežinau, ar čia datrauks. Vaikams supinę, aišku, ne kopačių čia supau, bet... Tiesiog kabėjo virvė, vaikai čia lipant jos ten suposi dar kažką. Anikė buvo apsiviniojus taip kaip apraišus. Turiu aš visokių ir, nu ne visokių, 2 vienetus tokių turistinių apraišų. Tai padariau supinės, biškį pasupu juos. Reiks padaryti kažkur kitur tokias. Čia pas mane tokie 5 minučių projektai pastoviai su vaikais. 5 minutės darai. 5 naudoji. Nu gerai, šitą ilgiau naudojom, nes visi norėjo ir po keletą kartų. Taip, reikia kelių varžtų, suktuko, pavargusio bruso, gali būti nepavargęs, bet pas mane daugiau pavargusių. Fanerikė irgi biški pavargus. Ir dar virvė. Gerai, aš iš tikrųjų viską jau čia pasidarysiu. Turiu planą tokį. Įdomu. Pavadinkim. Tai mano planas tiesiog kampu sujungti 2 fanieras ir jas paguldyti ant stogo kraigo, kur yra skylė nuo kamino. Kaminą pirksiu artimiausiu metu, sumūriusiu nežinau kada. Tai vieną iškart prisitvirtinu. Taip, tai vienas taip gulės. Kitas užsidės va tai va. Ir man čia vidiniai pusė reikia virvės. Snygi, nunešiai virvę man. Nelisk. Aš paskui parodysiu, kam man jinai. Turiu labai gerą idėją. Iš Vincento semiuosi šiaip idėjų. Tokiais atvejais jis yra jaunasis išradėjas. Gerai, čia bus tas. Snygi, nu nelisk. Padėjėjas. Eik gervių gaudyti. Hop,
Nu gerai. Reikia turbūt ir tą prisitvirtinti, kad man būtų patogiau užsikelt. Op, op. Šitą pusę. Pasiėmiau dar šluotą. Vos nepamečiau. Reikia labai daug grūzo čia nuo kamino. Tai vis karts nuo karto nulekia žemyn. Tai geriau aš jį nušluosiu dabar. Taip, čia bus sunkiausia dalis. Važiuojam. Hop. Oba. Gerai. Liedrintė paruošta. Hop. Na. Kyla. Nu ką, atėjau. O, čia tas vaizdelis tai tikrai džiugina. Kai supranti, kad čia gyvensi, tokios apylinkės. Biški darosi karšta. Varva prakaitas. O, kaip čia gražiai užsikabina. Tobula. tą leidžiam vidun, bet dar prisikabinam, kad nenuskristų. Aišku, Povilas nepasimokė ir pasiėmė tik vieną galvutę. Bet Povilas net grubnagis nepames. Ane? Pradžią tolimesnė. Hop. Čiukšt. Prilaikom. Jeigu aš garsiai savo pasakau dalykus, man daug geriau sekasi. Karšta. Aš tiesiog esu stogdangis profesionalas. Oi, koks geras stogas. Viskas, nebepabėgs. Liuks. Jeigu dar aš čia kokį uždėčiau skardelę ant kampo, tai galėčiau palikti porai metų. Gerai. Mačiau dar nelis šią savaitę. Stogas kelių turi. Per čia aš kažkada mačiau, kad bėgo. Buvau palėpiai per lietų ir žiūrėjau, kur bėga. Tai va čia yra skylė. Tokia. Obuolių dydžio. Opt, kaip slidu. Tai jinai tenais ir leidžia tą vandenį. O šlatikė ant nukritimo ribos. Ateini čia.
Kaip slidu. Jeigu jums kažkas negero pasigirsta, ką aš sakau, tai aš sakau, kurmi. Kurmi. Jie man čia išrausė kiemą, aš sakau, kurmi. Tai jeigu aš biškį paslystu, irgi sakau, tada kurmi iš įpratimo. Kas žinot, mėto biškį ir mane. Samanos stogui blogai yra, ar tik tai tipo dėl to, kad negražu. Nu, aš įsivaizduoju, kad ten kaupiasi drėgmė. Gerai, nekalbam, kad aš čia bandau tą šiferį išsaugot, bet šiaip. Kaupiasi drėgmė ir tada blogėja danga, tarkim, jeigu bus čerpės. Skardai tai jaučiu dzin, nu gal irgi rudyja. Nes man tai žiauriai gražu yra samanotas stogas. Tai galvoju, vis tiek čia bus ta liepa, mes jos planuojam nepjauti, biškį apgenėti. Ir samanoja stogas, tai man čia dabar reikia valyti jį, ar galima palikti ir čerpėms moliniams. Ir nieko jiems nenutiks, nes man tai tikrai gražu. Tai va, kas esat susidūrę, ar turit bent kokią mintį, duokit ir man žinot, nes aš tai nežinau. Lipu dabar į viršų, užbaig darbą. Žiauriai gerai, kai filmuoji, žinai, kiek laiko užtrukai darydamas. Tai tą lipimo į viršų dalį užtrukau 23 minutės. Tai va, dabar virvė leidžiasi, balkis, aš tiesiog tą virvę pririšiu prie balkio čia, kad nenuskristų mano stogelis ir viskas. Nenorėjau aš ten kažkaip tvirtinti, varžtais dar kažko pririšiu ant įtempimo ir bus. Tai aš iš vaikų mokinuosi tokių dalykų. Jie iš tikrųjų yra žiauriai kūrybingi, reikia mokytis iš vaikų kažkokių tai kitokių pažiūrėjimų į situacijas. Tai buvo Vincentas. Vincentas pas mus yra didžiausias išradėjas iš visų, sakyčiau. Tai dabar, kurį atsimenu, jo išradimas man patiko, atsinešė vėjo malūnėlį, nu tiesiog toksai vėjo malūniukas nedidelis. Ir sako, įstatyk man čia į stulpą, aš ten pritvirtinau. Jisai pasiėmė vandens šlangą, pila į tą malūnėlį ir jisai sukas ir tas vanduo taškosi. Sako, bus laistymo sistema. Tai kaip ir negali nesutikti, vanduo taškosi į šonus laistymo sistemą. Tai žiauriai gerų šiaip prigalvoja, reikia rašytis tuos jų išradimus ir tiesiog atlikti atsiminimų, nes labai greit viskas pasimiršta. Nu va, pririšau tokia ant įtempimo truputį virvę. Vienas darbas padarytas. Aš turiu tokį žiauriai gerą įprotį, daiktus nusimest bele kur. Dabar va, buvau su kepurė, reikėjo šalmą, užsidėjau šalmą. Kur kepurė? Bele kur. Nežinau, apie jau viską nėra. Nu tai, žodžiu, bet tada prisiminiau savo puikią skrybelę. Gulėjo jinai, pakabinta buvo, visa apdulkėjus, bet nusipūs. Tai viskas. Praeitais metais biškį buvau kaubojus. Prasideda kaubojaus sezonas. Nu va, krūmelis kaip ir sudegė. Dar yra momentas, kai sudeginiau tą pagrindinę dalį. Aišku, čia toksai gal kelmo didelio nėra, nes buvo labiau krūmokšnis. Tai sekantį bandysiu kelmą. Kad šaknis nesudega, tai
Pažiūrim. Šaknys nesudega. Tai tada kažkaip reikia biškį apkasti. Apkasti iš šono. Čia va matosi, dabar uždažytas, sunkiau matosi, bet va yra toks, biškį aukščiau, plačiau, bet toks ruožas plytų. Ne iki pat apačios, bet iki va čia, kur kėdė kažkur. Reikia pakeisti tas plytas, nes jos yra smirdalinės, subėgusios su smalkių bezdalais. Tai labai nenoriu užteršti vėl šitos patalpos, nors jinai ir nėra iki galo baigta, nes dar aplink langus reikia pabaigti. Bet planas čia pasistatyti tokį šiltnamį ir tada aš iš tos pusės galėsiu griauti. Čia dar pas mus bus ne duris, o toksai arka, greičiausiai su važinėjančiom durim. Tai, žodžiu, viską reikia išsipakuoti. Jaučiu ne kaip Maikė su telefoniukais prie šitos skrybelės dera. Aš pažadu pasitaisyti ateityje. Tai va, reikia išsivalyti, išsipjausiu balkius, susistatysiu balkius, įtempsiu plėvelę, su makrofleksu dar užsisandarinsiu šiek tiek, prisišaudysiu, prisiklijuosiu. Ir bus galima sutvarkyti šitą vietą. Nu va, akvariumas padarytas, dar tik tai su dukteipu jaučiu sekantį kartą pravarysiu. Dabar einu kitų dalykų daryti. Matysis. Čia žodžiu bus. Čia dar reiks prisekti. Galima bus žiūrėti iš čia kaip dirbu. Saugiai, kad neapdulkėtų nieks. Nu, žodžiu, varau toliau. Nu, žiūrim, ar pasikeitė čia kas nors dar pakepinus. Krūvelė čia. Kas čia bus? Nu, šitas šmotas nesudegė, bet labai lengvai išsitraukau. Paėmiau ir iškėliau iš čia. Ir akmenį dar tokį varadau apačioj. Tai įdomu. Dabar dar paruošiau va kokį kelmoną. Apkasiau. Kažkaip įdomiai tik iš vienos pusės šaknis. Pažiūrėsim, kaip šitam reikalui bus jisai. Nu va taip atrodo. Ant kelmo iš apačios dabar gauna daug deguonies. Tik įdomu, ar to šaknis nudegs, reiktų gal ten dar užmest ant jų malkų. Nu čia toks dalykas, kur iš tikrųjų, jeigu jau nenori kviestis traktoriaus, tai gal tada toks, nes šiaip tai žaidimo yra. Man įdomu pasieksperimentuoti tokius dalykus. Tai pamatysiu, kas iš to kelmo liks, nes iš tų krūmelių tai tie krūmeliai nudegė, paskui buvo lengva ištraukti kelmą, tai gal ir visai nieko.
tokiose vietose, kur, nežinau, negali privažiuoti jau ekskavatorius, ar ten freza kelmų, ar dar kažkas. Tai pažiūrėsiu, dar užmėsiu daugiau ant šaknų ir pamatysim tada. Šitas tai nežinau. Išsirovė labai lengvai, bet nežinau dėl to, kad buvo šaknys supuvusios, ar dėl to, kad deginau. Tai šitą būdą labai ant klaustuko aš tokį skaitau. Nu ką, viskas pasipuošiau, varau. Iki kitos serijos. Važiuoju. Ate.